tau dainuoju su meile širdį, kur skris daina, vien tik vėjas pasakys. Tau dainuoju ir laukiu dienos, tik tavo šypsena. Šiomis dienomis Punsko ir Seinų krašte viešėjo Kanados lietuvių veikėjas, buvęs Suvalkų trikampio lietuvių sambūrio pirmininkas Jurgis Kuliešius, kuris mielai sutiko pabendrauti su Punskas perskaitytojais ir žiūrovais. Pasakyk, kuo šiomis dienomis gyvena Kanados lietuviai? Ačiū už tokį malonų pristatymą ir pasveikinimą, nors šiuo laiku dėl įvairių priežasčių nesu jau toks aktyvus veikėjas, bet malonu prisiminti tas dienas, kada teko pasidarbuoti stipriau. Mūsų ypatingai šio krašto išeiviai, sakyčiau, gana gerai gyvena, visi įsidarbinę. Žmonės stengiasi ir gyvena padoriai. O kaip ekonominė krizė juos nepalietė? Dalinai, sakyčiau, palietė. Savaime aišku, globalinė krizė neaplenkė ir Kanados, nors Kanada ne tiek gal stipriai kaip Jungtinės Amerikos valstybės. Dalis mūsų kraštiečių įsidarbinę vienam stambesniam plieno fabrike, kur dėl ekonominės krizės, stokos užsakymų, teko mažinti jų darbo dienas iki 3 tiktais iš 5 ir atrodo paskutiniam žiniom, kad padėtis kiek nors pasitaisė, taip kad gal sugrįž pilno laiko žmonės į darbus. Kita dalis žmonių turbūt neatjuto tos krizės, nes įsidarbinę į tokius pastovesnius darbus, nesusiejusius su produkcija. Šiandien iškodamas informacijos apie tave internete aptikau tavo vardą ir pavardę. Jūs susijusia su šiuo. Dirbu poligrafijoje nuosavoj spaustuvėj. Taip, turėjau progą ir garbę dalyvauti tame renginy, kur ruošiame visą programą dėl visos Kanados lietuviškų parapijų paveikslo apsilankymo. Tai su Anapilio pralatu Jonu Staškevičiu sukūrėme specialiai tai progai ženkliuką, kur buvo klevo lapan įpintas Šiluvos Marijos paveikslas. Kaip žinau, dar šiame krašte būsi dieną kitą. Ką norėtai tarti šio krašto lietuviams? Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti labai nuostabia aplinka, ypatingai Punske, visi gražiai tvarkosi, gražos statybos, namai. Norėčiau pagirti ir pasveikinti, kad taip gražiai ir darbščiai tvarkosi. Norėčiau palinkėti, kad neišsektų tos kantrybės ir darbštumo, ypatingai šioj ekonominiai krizei, kad ir toliau darbuotųsi, o mūsų darbai liudija ir apie lietuvių darbštumą, nes atvykę turistai ar iš tolimos Lenkijos žmonės pamato, kaip lietuviai gražiai tvarkosi. Tai taip, kad dirbkime ir toliau Lietuvos labui ir sėkmės visiems. Ačiū. Dėl tavo mielos akys, jų vaisti gelmė, man nakčia nušviečia kelią lyg dangui žvaigždė. Ir vien sapnai belieka toj gelmėj akių, kad į jas sugrįšiu, aš vis tiek tikiu. Tau dainuoju su meile širdį, kur skris daina, vien tik vėjas pasakys. Tau dainuoju ir laukiu
tau, bet kaip suras tave. Ir vėl lėkiu į saulę, debesuos sklandau, šypsausi pasauliui, o kare